Mano vardas Greta ir šoku jau apie 10 metų. Šokti nusprendžiau kartu su pusseserė, kadangi po mokyklos ieškojome, ką galėtume veikti kartu ir užsukome į šokių studiją Megusta pas trenerį Rytį ir tenais pradėjome šokti ir šoku iki šiol. Mane šokti įkvėpė kiti šokėjai, choreografai savo meistriškumu, sugebėjimu išreikšti emocijas per judesį, tad jie mane skatino nuolat tobulėti ir šokti. Mane trenerė paskatino tapti didelę meilę vaikams, kadangi jau ne vienerius metus dirbu su vaikais ir taip pat didelę meilę šokiams. Už šokių aikštelės ribų taip pat labai mėgstu vakarais bėgioti, skaityti knygas ir stengiuosi skaityti jų kuo daugiau. Ir taip pat labai mėgstu keliauti. Šokio studijoje Megustoje treniruosiu pačius mažiausius studijos vaikučius, gatvės šokius, hip-hopą. Kviečiu vaikučius pas save šokti, kadangi stengsiuosi sukurti jaukią ir skatinančią kurti, judėti atmosferą šokio aikštelėje ir taip pat skatinsiu juos nuolatos kurti. Patogus klausimas. Kaip elgiesi, kai labai stipriai supyksti? Reikia pagalvoti. Kai labai supykstu, dažniausiai nekalbu, stengiuosi pabūti viena ir nusiraminti, kad maži žingsneliai veda į didelius pokyčius.